Ar pastebėjai, kad po valandų skrolinimo negali tiksliai pasakyti, ką matei? Tavo smegenys turi filtrą. Kas sukuria emociją ar kontrastą, išlieka, kas vienoda tiesiog dingsta, dar prieš tau tai suprantant. Mokslininkai tai patvirtina, tavo hipokampas, atminties centras, naktį sąmoningai atrenka, ką išsaugoti. Ir jo taisyklė labai paprasta – neįsimena to, kas neturi naudos. Skrolinant nėra kontrasto, kiekviena istorija panaši į praeitą, todėl 20 minučių kartais jaučiasi kaip 2. Gali pagalvoti, tai gerai, kad neprisimenam, nereikės valyti galvos nuo šiukšlių, bet tavo smegenys vis tiek kažką daro. Kol tu skrolini, jos apdoroja kiekvieną vaizdą, kiekvieną garsą, emociją, jos pavargsta, išsenka, prisipildo to, ką tu vėliau pamirši, bet tavo nervų sistema ne. Neįsiminti nereiškia nepaveikti. Nuovargis lieka, dirglumas lieka, tas jausmas, kad kažką veikiai, bet nieko nepasiekei, jisai lieka. Gyvenimas, kuriame daug skrolinama, tampa trumpesnis. Ar gali sau leisti, kad tavo dienos dingtų be pėdsakų?